Klubo pradžia buvo Vygaudo Ušacko, Lietuvos ambasadoriaus Londone rezidencijoje. Aš pamačiau, kad yra daug labai žmonių, šviesių, gabių žmonių, jau padarė tam tikrą karjerą. Bandžiau tokį siūlymą, ar susiburtumėt kartu, ar sukurtumėt klubą. Ne pagal, galbūt tik tais pagal tautiškumą, bet ir pagal profesiją. Norėjome susipažinti vieni su kitais labai, norėjome bendrauti, norėjome susirasti naujų draugų. Vygaudo Ušacko labai didelis darbas čia buvo padarytas, jisai sakė vaikinai, tai užteks čia galvoti apie save, atsisėskim, pagalvokim, ką galime visi kartu padaryti ir galbūt ką galime padaryti apie Lietuvą. Cities yra toks finansinis centras, toks pat kaip New Yorkas ar Hongkongas, iš tikrųjų vienas iš tokių pasaulio magnetų, traukiantis talentą šiuose srityse. Ir tuo atžvilgiu turėti klubą, kuris sutraukia iš tikrųjų daug lietuvaičių dirbančių Cityje, būtų labai gera idėja. Organizuojamas reguliarus toks alaus išgėrimas, didžiulį pasisekimą turėjo. Garsas paplito po visą Londoną ir tų narių greit surinkom. Kilo idėja kažkurio metu, kad reikėtų šitos susitikimus formalizuoti ir kartu kažką bendro nuveikti. Po 1 metų mes matėme, kad klubo gretos išaugo iki beveik 40 narių ir tai buvo iš tikrųjų pirmas didelis siurprizas, kad lietuvių Londone yra nemažai, jie nori bendrauti, nori tarpusavį keistis nuomonės, organizuoti kažką įdomaus ir naudingo Lietuvai. Jaučiausi chebros dalis. Ir tas jausmas yra be galo svarbus, kai atvažiuoji į naują aplinką. Tie pirmi metai buvo tokie labai smagus, labiau gal iš social pusės. Ir tik paskui pradėjome labai artimai bendradarbiauti su Lietuvos ambasada Londone ir tada jau prasidėjo tas mūsų plėtimasis. To, kad buvo iššūkis, kaip sukurti tą platformą, kaip padaryti, kad tai nebūtų tiesiog metų ar 2 susibūrimas, bet kad tai taptų kaip organizacija, kuri perpetualiai, kaip sakant, gyventų ir kitose kartuose. Tokia pradžia buvo. Esmė buvo žmonės. Tie žmonės, su kuriais iki šiol draugavom. Klubas užaugo, jisai sustiprėjo, subrendo. Klube šiuo metu yra virš 70 narių, iš kurių 6 yra mūsų garbės nariai. Man tai viena iš tokių iškiliausių narysčių per mano diplomatinę karjerą. Taip pat mūsų klubiečiai sudaro apie 60% vyrų ir 40% moterų. Pirmoji LC pora. Siunčiame visiems šilčiausius linkėjimus. Atitinkamai prezidentavimas taip pat buvo 6 vyrai ir 4 moteris. LC yra pats geriausias klubas pasaulyje, nes čia yra susirinkę daugiausia pačių rimčiausių smegenų, kiek gali būti vienoje vietoje. Čia žmonės, Londonas ir bendri interesai. Pamatai, kiek yra protingų lietuvių, daug ko pasiekusių ir kaip jie gali tave iš tikrųjų inspiruoti. Gyvenau Bostone, Amerikoje ir susitikau daug žmonių, kurie priklausė klubui. Klubo nariai per tą laiką tapo tikrais draugais, tapo vienais iš artimiausių socialinio rato narių, o taip pat draugai iš kitur buvo pritraukti į Sičio klubo ir tai tapo tikrai puikus draugų tūsas. Šiaip labai šaunus klubas ir labai gerai socializinti Londono mieste. Per 10 metų mes tapome balsas globaliame debate ir mes pasireiškime tikrai svarbiomis temomis ir nebijome to padaryti. Klubo narius riša ambicijos, noras kažko daugiau pasiekti. Patekti į London City, prasimušti į didžiausias pasaulio kompanijas, bankus yra be galo sunku. Bet kas yra dar nuostabiau turbūt, kad visi tie lietuviai čia esantys ir dirbantys Londono Cityje nori bendrauti tarpusavyje, nori išlaikyti ryšį su Lietuva ir nori duoti kažką atgal. Mūsų klubas nori pasisakyti tam tikrais principiniais reikalais, išreikšti savo vertybės. Per 10 metų iš tikrųjų sukūrėme labai rimtą organizacinę platformą klubui plėtotis. Klubas toliau gyvena savo gyvenimą, klubo prisijungia nauji nariai, klubas toliau organizuoja renginius, aktyviai bendrauja su Lietuvos ambasada Jungtinėje karalystėje, su įvairiais ministrais pravažiuojančiais pro Londoną, visą laiką siūlo naujas idėjas. Kuriant GLL, globalios Lietuvos lyderių tinklą, LCLC mums buvo irgi įkvėpimo šaltinis. Mes matėme aukšto lygio profesionalus, kurie ne tik gali, bet ir randa skirti laiko Lietuvai ir matėme prasmingas veiklas, kurias jie darė. Tai galvodami apie šitą naują darinį, mes iš tikrųjų nemažai rėmėmės tuo, ką darė tuo metu LCLC. Teko garbė visam klubui sudalyvauti Downing Street 10, papasakoti apie LCLC veiklą. Su mumis dalyvavo
finansų ministras Šadžius. Pradėjome bendrauti aktyviau su kitais Sičio klubais. Klubas labai aktyviai prisidėjo prie vieno iš pirmųjų pasaulio lietuvių ekonomikos forumo atkūrimo. Buvo labai malonu, kad į Londoną vėl galėjo atvykti prezidentas Adamkus, kuris mielai sutiko tapti LCLC garbės nariu, pabendrauti su klubo nariais, įpūsti mums vėl patriotiškumo. Nauda viso klubo atsiskleidė, kai pavyko suorganizuoti labai vykusi klubo narių susitikimą su premjeru ir jo komanda tuo pačiu sunkiausiu periodu finansiniu Lietuvai. Ir kur buvo tikrai kalbama labai rimtomis temomis. Ir buvo galimybė pasakyti, ką tu manai, ir iš kitos pusės buvo suinteresuotumas klausytis. LCLC klubas yra įkvėpimas bet kuriam naujam lyderiui, kuris aplink save skirtingose pasaulio šalyse nori suburti tarptautinius lietuvių profesionalus. Finansų ministerijoje mes kalbėjome apie inovatyvių žmonių susigrąžinimą į Lietuvą ir ne aš, o visai žmogus iš kitos sferos sako, bet yra toksai lietuvių Sičio klubas, mes turime jį išnaudoti, nes ten yra tikrai iniciatyvų žmonės. Ką norėjau pasakyti, kad garsas apie LCLC yra tikrai pasklydęs. Mano įsitikinimu, tai yra stipriausia profesionalų bendruomenė, jeigu peržiūrėt visus lietuvių išeivijos kokius nors susibūrimus. Kiek jie gali pasiūlyti ir patarimų, ir patys asmeniškai dalyvauti Lietuvos gyvenime, tai klubas, man atrodo, čia neturi lygių. Apie klubo reputaciją aš gal geriausiai atsakyčiau ekscelencijos Valdo Adamkaus žodžiais. Jisai nėra nei kartą gyvenime sutikęs tokio aukšto lygio intelektualinio ir dalykinio lietuvių sambūrio per visas pasaulio lietuvių bendruomenės. Svarbu yra neužmiršti, būnant, kad tavo šaknis yra čia ir kad tu gaudamas iš gyvenimo daug, o Londone tikrai gauni daug iš gyvenimo. Nepamiršti ir duoti kažką atgal. Viena pagrindinių mūsų klubo veiklų yra labdara. Ir mes kiekvienais metais remiame Lietuvoje įvairias iniciatyvas, ypatingai susijusias su vaikais, bet taip pat ne tik. Subūrėme puikius profesionalus, kurie mentoriauja studentams. Iš pradžių prasidėjo Londone, dabar jau vienyje lietuvius profesionalus ir studentus visame pasaulyje. Šiuo metu LCLC bendradarbiauja su Lietuvos Caritas organizacija ir iš tiesų pasiekime šaunių rezultatų. Vaikai, kurie auga probleminėse šeimose, pirmą kartą jie pamatė tai, ko dar iki šiol nėra matę, susipažino su žmonėmis, apie kuriuos yra tik tai girdėję. O čia žmonės, būdami kitur, Londone kažkur tai, rūpinasi vaikais, kurie yra Lietuvoje. Vaikais, kurių niekada nepažinojo, šeimomis, su kuriuom niekada nebuvo susitikę ir kažkodėl jie yra jų planuose, jų mintise, jų rūpesčiuose. Ir tas man yra labai labai gražu. Sičio klubas dalyvauja ne tik tai intelektualaus pobūdžio renginiuose, bet ir labai aktyviai sporto renginiuose. Vienas tikriausiai iš pirmųjų klubo fiasko buvo mūsų dalyvavimas krepšinio turnyre. Visa komanda pamiršo kamuolį ir turėjo treniruotis su įsivaizduojamu. Atvykome vėlai, uniformos per mažos, aptrauktos. Pasigirti, kad pirmą vietą laimėjome, šiuo atveju dėja negalime. Mes labai mėgsime praleisti kartu laiką ir taip pat keliauti kartu. Todėl kasmet rengiame bent keletą kelionių ir turime tokias labiau tradicinės, kai vasarą važiuojame į kokį vasaros žygį ir žiemą labai mėgsime kartu išvažiuoti, pasileidinėti. Klubo išvyka su jachta buvo tikrai įsimintina. Viskas baigėsi tuo, kad po 5 valandų mus turėjo įtempti į uostą po audros, išalkus ir išsekus ir praradus labai daug skysčių. Buvo nepaprastai smagu tikrai ir pasideginom tuo pačiu. Plaukėme štormo metu, buvo sugedęs variklis, bet tačiau visi liko gyvi.
Po to laiko turbūt dauguma nebuvom įlipę į jachtas. Buvo daug įvairių iniciatyvų, daug kelionių, daug renginių, bet ko gero vieni iš tokių maloniausių prisiminimų buvo kasmėnesiniai susirinkimai viename iš Londono pubų. Iš tikrųjų, tai būdavo toks pakankamai jaukus šeiminiškas susitikimas. Labai būdavo gerai. Ta prasme, iš tikrųjų vakarieniaudavom, šnekėdavom klausimus, o po to visi eidavom baliavoti. Baliavo. Baliavo. Atsimenu aš tos balius. Būdavo. Vakarėliai tikrai neblogi, tikrai geri. Liuks. Linkėčiau, kad ir toliau Sučio klubas neštų savo vėliavą aukštai, plėstų savo narių tinklą ir dirbtų tiek savo, tiek Lietuvos vardu. Esate puikūs žmonės, esate tikra dovana ir Lietuvai, ir Londonui. Kviečiu ir toliau išlikti geros nuotaikos, būti patriotiškus ir savo dabartinio miesto atžvilgiu, ir savo tėvynės atžvilgiu. Žinokite, kad jūsų protas, energija visą laiką yra laukiami ir Lietuvoje, ypač Vilniuje. Kad dar po 10 metų klubas neegzistuotų, kad visi klubo nariai grįžtų į Lietuvą ir dirbtų Lietuvoje, nes šie labiau reikalingi. Suvokiu, kad matyt šitas pageidavimas yra nerealus, tai aš tada labai pageidaučiau, kad prabuvę Londone 5 metus, jie grįžta į Lietuvą minimum 5 metams. Kad klubas galėtų po to turėti ambiciją, kad į 10-mečio pabaigą bent pusė ministrų būtų klubo atstovai. Aš manau, kad tai būtų labai sveika ambicija ir pačiam klubui ir Lietuvai. Aš tikiuosi, viliuosi, kad Lietuva bus atvira ir konkuruos dėl Sičio žmonių talentų, jų žinių ir matysime čia.